Labas, labas. Padarau įrašą ir lėkiu vaikų susirinkti iš mokyklos. Prasideda, ne? Mokyklą pirmyn atgal. Mamas, tėtė, žinot, apie ką aš kalbu. Ok, gerai. Sakiau, padarysiu kelis skirtingus įrašus, kelis atskirus įrašus apie kritinių ligų draudimą, kas liečia vaikus. Ne? Tai pradžioje gal pirmą video tokį trumpesnį apie tai, kad vis dėlto jeigu yra šeimų, kuriuose nėra vaikų, vaikai jau suaugę, jiems nebepriklauso draudimas esant prie tėvų, tai yra galimybė pasirinkti draudimą, kuriame vaikai yra neįtraukti visiškai. Tai šito reiktų vengti šeimom, kurios turi vaikų, ne? Ir deja savo praktikoje esu mačius dokumentus ir peržiūrėjus turimus draudimus, kur šeimoje yra vaikai ir tada, kai sudarinėjo draudimą, jau jie buvo, bet draudimas buvo padaryts kiek įmanoma pigiausias, visiškai nepaaiškinant žmogui, kad jo vaikai bus nedrausti, nors apie tai sakė, kalbėjo, kad taip, vaikam irgi yra kritinių ligų draudimai, bet jų draudime tai nebuvo įtraukta, tai buvo tik tai suaugusiųjų, ne? Tai yra galimybė pasirinkti tik tai suaugusiųjų draudimą, kuriame nėra vaikų, todėl kad šeimoje jau suaugę vaikai arba jų iš vis nėra, ne? Tai kai kurie draudimai, kai kurios kompanijos, kadangi aš dirbu su visom Anglijos kompanijom, tai sakau kai kurie draudimai, ne, negaliu konkrečiai šnekėti apie vieną arba dvi kompanijas ir minėti jų, sakykime, pavadinimų ir panašiai, nes tų sąlygų yra daugybė. Netgi tas pats vienas draudimas turi kelis skirtingus variantus, ne, tai sakau kai kurie draudimai arba panašiai, ne. Tai kai kurie draudimai leidžia pasirinkti, kad draudimas būtų, kritinių ligų draudimas būtų tik tai suaugusiems, ne? Ir taip jis truputį pigesnis, ne? Kitokias opcijas yra tenais, ne? Ir panašiai. Tai verta tą pasitikrinti, verta tą pažiūrėti. Šiaip kritinių ligų draudimą, ką reiškia jau suaugęs, ne? Nors suaugęs dar 16 metų nelabai skaito suaugęs, bet yra draudimų, kurie leidžia padaryti kritinių ligų, yra kompanijų, kurie leidžia padaryti kritinių ligų draudimą nuo 16 metų. Taip, kad jeigu jūs turit vaikų, kuriems yra 16+, tai jie gali turėti savo atskirą draudimą. Kuom tai skiriasi nuo tėvų, kad yra prirašyta, ne? Kai vaikas yra prirašytas prie tėvų draudimą, tai jie ten turi pusę sumos apdraustos, negu kad tėvai, nėra tam tikrų ekstra priedų ir panašių dalykų, tai čia bus kitam video, nelįskime tą pusę dabar. Pradėjau apie tai, kad yra galimybė turėti draudimą, kuriame nėra visiškai įtraukti vaikai, todėl kad mums to nereikia, ne? Tai aš visą laiką sakau, kad draudimas turi būti sudarytas toks, koks jis reikalingas čia ir dabar. Ir jeigu kažkas keitėsi aplinkybėse, vaikai užaugo arba gimė, o buvo padaryta vien tik suaugusiųjų kritinių ligų draudimas, tai tada mes turim pakeisti ir vaiką arba daryti naują draudimą, priklausomai kokia kompanija, nes kai kurios leidžia keisti, kai kurios neleidžia keisti, ne? Tai čia šitoje vietoje visą laiką šnekam ir žiūrim, kas vyksta, va, kodėl sakau, konsultacija reikalinga. Ir mane tai stebin, kad kartais, kai manęs paklaus kainą, sakau, aš negaliu pasakyti kainos, mums reikia konsultaciją susiplanuoti, ne? Tai, tada nereikia, žinai. Tai, taip nebūna. Taip nebūna, todėl kad labai individualu ir labai kiekvienam yra skirtingas situacijas, skirtingi poreikiai, ne? Ir tas draudimo kompanijas tikrai dažnai parengia labai skirtingas. Netgi toj pačioj šeimoje būna atveju, kada mamai padarom vienokį, tėčiui padarom kitokį draudimą. Ir tai todėl, kad tai skiriasi, ne? Jeigu jums kažkas pasakė kainą vieną, kuri priklauso visiems, tai bėkit nuo tokio draudimo, kuo toliau. Iškart sakau. Tiesiog sakau. Ne? Nes taip neturi būti. Tai va, tai yra, aš darau įrašą, tai mano šuniui reikia arba knarkt šalia, arba pirmyn atgal vaikščioti. Nu, kas jau žino, tai žinot, kad aš turiu prancūzą
Ir šitam šuniui nieko nepaaiškins, jiem tiesiog reikia būti šalia. Tai va, tai kritinių ligų draudimas gali būti be vaikų. Ne? Ir jeigu šeimoje yra suaugę arba iš vis nebuvo vaikų, jų nėra, tai tada renkam draudimą, kuriame yra tik tai suaugusieji. Ne? Ir taip, tada kaina truputį mažesnė, tada mes galim rinktis iš kitokių kompanijų ir kitokių dalykų. Ne? Tai va, tai šiandien video apie tai, kad nebūtinai visuose draudimuose turi būti įtraukti vaikai. Ne? Jeigu mums to nereikia, vadinasi, mums to nereikia. Netgi kartais būna tie standartiniai paketai vadinami, kur nori, nenori, bet tie vaikai yra įtraukti ir visiškai nesvarbu, kad tu jų neturi, ne? Tai tiesiog toks draudimas yra. Tai nemanau, kad tai yra geriausias variantas. Kartais taip, žiūrint kaip kas, kur ir būtent toj situacijai kas vyksta, tada ignoruoji, kad tie vaikai ten yra įtraukti, o jų iš tikrųjų šeimoje nėra, ne? Bet vis tiek tai buvo geriausias variantas pasirinkimui, ne? Taip, kartais nutinka tokių dalykų, bet kadangi aš turiu pilną panelę draudimų ir iš tikrųjų arba kažkas, kas dirba su manim, tai yra kelios mergaitės arba mūsų kompanijai Tavistock Protect, ne? Arba nieks daugiau, nes mes turim didžiausią sistemą, ne, ir aš matau daugybę tų kompanijų. Ir jeigu šeimoje vaikų nėra, aš tikrai nepasiūlysiu netgi to standartinę paketą, kuriame tiesiog tu neturi pasirinkimo, tie vaikai yra įtraukti ir tiek, ne. Bet vis tiek tada žmogus permoka už draudimą, nes yra kitų variantų sąlygose tokia pat arba netgi geresnėm sąlygom, ne, bet kaina mažesnė, todėl kad tenais nėra ekstra išmokos paskaičiuota vaiko kritinės ligos atveju. Ne? Tai automatiškai yra mažesnė rizika, kad kažkam reikės kažkur išmokėti pinigus. Ir draudimas automatiškai yra pigesnis. Tai tos įmokos yra mažesnės. Ne? Tai va, tai jeigu šeimoje yra vaikų, tada taip, tada mes kalbam apie draudimą su kritiniam ligom vaikam. Jeigu šeimoje nėra vaikų arba vaikam jau, jie yra jau pilnamečiai, šiaip nuo 16 savo gali turėti, bet jeigu vaikai yra 18 arba jeigu jie pilnai mokos, pilna full time education, tai pilną dieną eini mokyklą ir jiems yra daugiau negu iki 23, kaip kurie, 22-23 draudimai. Priim, tai taip, tada mums tokio draudimo nereikia, kuriame yra įtraukti vaikai. Tai va, greitai susakiau ir lėkiu susirinkti savo vaikų iš mokyklų. Viskas. Čiau, iki.